9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9 val. Kas? Klastingas žvilgsnis. Teškit. Gerai, 9:34 minutės. Studijoje pas mane Martynas Larkus ir Vytaras Radzevičius. Jų balsų tikrai neįmanoma būtų net pažinti. Sakykit, vyrai, ar yra tekę, kada, aš žinau, kad yra tekę visokiausių ekstremalesnių sąlygų apturėti savo kelionėse, ar ne? Žinau, kad miegojat kažkada čia. Aš visai neseniai žiūrėjau apie tą Amerikos jūsų laidą. Dabar čia kartuoju gal. Tai ir palapinėse gyvenot ten, ir dykumose buvot, ir visur kur. Tai aš manau, kad su miegmaišiais turėjęs reikalų, ar ne? Tik tai su 2 atskirais. Taip. Aš turiu vieną tokį miegmaišį ir mes darysim tarp jūsų varžybas. Oi. Tas miegmaišis yra įdomumas tame, kad... Drąsus stiprus vyras, ne? Tas yra, kad jį tikrai nėra lengva sudėti. Aš to jį atnešiu, gerai? Jo. Aš galvoju, kad čia vaikiško dydžio reikės įlysti. Truputėlį pasitvarkykit stalą. Tuo ištiesiu. Mikrofono, reikės, nes vienas iš jūsų komentuos, kadangi buvo esat puikiai susijęs su sportu, tai... Ne, jums abiems reikės tą patį padaryti. Tuoj palaukit, atsinešiu miegmaišį. Žinai, kaip galvoju, aš manau, kad jinai... Ir žirklės turi problemų, nes negali susitvarkyti su to miegmaišiu. Dabar pabandė asmeninių santykių suderinti su darbu. Važiuoja turistinį. Ir maždaug nesusideda. Aš tokį patį turiu. Rimtai, Martynai, tu tokį patį? Jis mažiukas, gerai, mažai vietos užima. Labai stipriai suspausti. Tai va, bet tai reikės tau daryti tai vienam ir sėdint. Oi, galiu, mes galim. Rimtai, bet aš panauk, aš tuoj nustatysiu laiką. O kam? Ten instrukcijos nėra normatyvų. Aš paskaičiuosiu. Ne, esmė yra tokia, kad jums reikės, kuris greičiau tai padarys. Aišku, kad jį. Rimtai? O kodėl? Aš niekada nesu. Tu nededi niekada miegmaišių. Aš nededu. Visą laiką miegmaišius jūsų poroje dėlioja. Tiesą pasakius, iš tikrųjų, jeigu mes važiuojam su savo automobiliu, kam dėti miegmaišį į dėklą, jeigu jį reikės užsitraukti. Čia tokia vyriška logika, kam kloti lovą, ta prasme, jeigu vakare reikės vėl eit miegoti. Tokia geriausia žmona, kai vyras naktį nueina į tualetą, grįžta, atranda lovą paklotą. Gerai, tai ką, aš tuoj pradėsiu dėti foną ir turiu čia mūsų chronometrą. Kodėl tęsti? Reikia paskui. Mes niekada nesame. Palaukit, jūs nelankstykit dar, kolega, prašau. Ištieskit man iki galo. Čia taip. Tau padėti reikia? Gražiai viskas. Aš vieną galą prikalioju. Padėvėtas? Tai aišku, kad neišikėjos dar. Ne Pierre Cardin. Gerai, Vytarai, tu prašau nepadėk kolegai, nes tau irgi reikės tai daryti, gerai? Gerai. Ką, važiuojam? 3, 2, 1, pradedam. Startas jau. Ką čia veikia, Martynai? Sutarsim Aš tai siūlau darom taip, kas ilgiau sudės. Gerai. Praėjo 8 sekundės, Marčius kol kas lanksto. Žiūrėk, kaip oras pučiasi. Jūs tęskit pokalbį. Jūs galite greičiau truputėlį? Ar jūs visą laiką taip? Mes niekur nesam, mašinos variklis turi įkaisti dar normaliai. 40 metelių. Bet kaip tu rūpestingai dėl. Jo, kažkokį... Tu turbūt koks jautis nors. Kukuliuką padarė, Marčius, jūs galvojate. Dabar prasidės linksmoji dalis. Kaip netvarkingai. Taigi čia miegmaišis yra kam reikalingas tau. Jo parodai. Štai Martynas išsiveržė 1-1. 42 sekundės. Dar net įsivaizduoju, kad tsunamis artėja. Kada artėja tsunamis, tau visiškai nusispjauti tavo miegmaišį, tuo labiau ir jis tvarkingai sudėlioti. Bet jeigu jį gerai sukiši daug oro, tai jis gali plūduriuoti. Prašau, nesuplėšykit miegmaišę. O čia tavo? Taip, Jeigu netelpa... Tau palaikyt gal kokią virvelę? Jau minutė ir 4 sekundės. Kol kas... O dieve, koja grūda miegmaišį. Aš taip kojas tai jau neužkelčiau tikrai. Bet tu kaip tik tai vietoje remies, kur galva guli. Gerai, kolega, minutė 18. Kad jinai važinėdama po tos jaunimo muzikos festivalius, kurie... Miega miegmaišį. Jaunimo. Savo. Jauna, simpatiška mergina, dabar jums... Jums ir miego savo miegmaišyje. Gal pasikloja, žinai, kaip... O ta geltona... Minutė 33 sekundės, kam tu taip skubi? Čia tau kas, maratonas, koks bėgimo. Užsitraukiu. Dar ne vis. Jetau. Man tas parašiutas labai domino. Tai va, sakau, parašiutas. Visi klausytojai, kurie dabar klausot, nenusigaskit, kad nepamatysit to vaizdelio, nes viskas yra filmuojama ir
Visai netrukus pasirodys mūsų puslapyje powerhitradio.com. Čia jau pametusi tą sektuką. Bet čia tikrai nėra mokomasis video. Laikas, stop. 2 minutės. Kaliavai sudėjau tau mėgmą. 2 minutės 5 sekundės. Manau, kad čia gamintojai čia viešbučio mėgmai šio. Vytarai, ar tau seksis geriau? Aš žinok, galiu sudėti. Nes šiaip tai, tikrai labai nedailiai atrodo. Bet mes turim laiko. Aš jau tikrai nebenuvažiuosiu iš to mėgmaišio į nei vieną festivalį, matau jau iš karto. O, aš dėsiu pagal savo charakterį tą mėgmaišį. Jau? 3, 2, 1, pradedam. Taip, dažniausiai dar burnoja. Ir kodėl pakėlė mane taip anksti? Žinokit, Vytaro mėgmaišio dėjimo taktika yra kur kas blogesnė nei Marčius. Jisai grūda visą tą mėgmaišį į tą. Nes mėgmaišiai grūda ir ko tu čia nelendi, ką? Marija. Ir tada būna piktas. O tu ir savo drabužius taip įspintate? Aš jų neturiu. Eikit savo, bet vyrai, suprantat, jie žino, ne pirmą kartą daro, matosi. Turbūt dėlioji pagal ką. Aš ne. Žiūrėk čia, aš savo po to surasiu ant to mėgmaišio garantuoti 33 sekundės. Užrašą, kur parašyta, kad nelyginti, reiškia galima glamžyti. 39 sekundės, 40, dar parašiutas liko, parašiutas. Aš neužseksiu, per kiek surinkai? 48. Jis surinko per 2 minutės 5 sekundės. 4-5. Aš dar nesurinkau. 55. Man nerandu to. Martynas prarado nuovoką. Atsiprašau, Vytaras, ir nesupranta. Tai kaip apančio specialiai. Dabar lauksim, kol Martyno laikas. Minutę laiko turit. Gerai. Koks prizas, beje? Koks prizas? Marškinėliai. O, tie gražus. Norėčiau. Gražus marškinėliai. Turiu vat marškinėlius. Kaip tik o čia mano dydis S? S. Vytaro dydis S marškinėliai. Galiu arba šitie po apačia, kur yra. Geriau abu. Rinkitės, prašom. Ir tuos tada dar parodžiu. Abu? Jo. Man Hello Muntas. Gerai, tai va šitos. Tada Vytarui, nes jie yra mažesni truputėlį dydžių, o Martynui tada mes didesnius duosim. Na tai ką, užsegu? Tai jau viskas, taip. Gerai. Aš skelbiu Vytarą šios dienos nugalėtojų. Dainą užsisakyti. Jiems sekėsi. Taip, galite užsakyti dainą, jeigu norit. Per powerhitradio pagrosim, kaip tik jums. Ką nors šiuolaikiško? Aš noriu Sepultūros. Man nelipaltė. Kodėl? Lietpaltė ne. Sepultūra ne šokių muzika. Jūs pažiūrėkit dabar, va klausytojai, kurie žiūrės paskui mūsų video, pažiūrėkit. Klausytojai, kurie žiūrės. Keliautojai, kurie 8 kartus įdėmiai žiūrės. Keliavo po pasaulį, žodžiu, pamatė daug šalių, ten visiems pasakoja, kaip kur ką, visi klausinėja, kaip reikia keliauti. Rašo knygas ir va taip pasideda. Mūsų dažnai klasė, kodėl mes neimam moterų į kelionę. Tu pasižiūrėk, tai mūsų valandė jau galvas skaudėt pradeda, ne? Jau iš karto. Gerai, dar porą klausimų iš mūsų klausytojų. Klausė, Jeva sako, kodėl nevažiuojate į šaltesnes šalis? Ar bijot? Nes tu nemoka mėgmaišio susidėti. Martynas neturi pakankamo apsauginio riebalinio sluoksnio, tai kol kas aš laukiu. Barzdą turi Martynas, barzdą už tai turi. O plus mūsų amžiai jau norisi važiuoti kur šilčiau ir patogiau. Tuo labiau, kad mes įsivaizdavom taip, kai mes važiuojam 5 dalis filmo, matote, kaip suslydėm, 2 vyrai baltam fone visą laiką juda. Aš mačiau... Sustoja, sako, garas išeina. Ir toliau. Ir tuo labiau, kad tada ką reikia tas slides pataisyti kažkaip kartu. Aš mačiau, iš tikrųjų, kaip jums sekasi važiuoti slidėm tose filmuose apie Lietuvą. Aš mačiau dublius. Nebuvo tai labai jau profesionalus, tai gal ir nereikim tą šiaurę apdumti. Nu taip. Dabar įsižeiskime specialiai važiuoti. Iš principo tos moteris. Kągi vyrai, aš dar kartą primenu, kad rugpjūčio 26 dieną prasideda jūsų laidų ciklas su Būda per džiunglės. Noriu palinkėti jums dar gerų kelionių. Ar turit planuose jau kažką? Turim net bilietus. A ne? O galite išduoti kur? Ne, išduoti negalim. Mes turim tokį prietarą, kad kol nesutvarkim reikalų su buvusią kelionę, tol mes neeinam į priekį, nes dažniausiai būna taip, kad jeigu dar prasideda ir knygose, vykstantį kelionę, planuojame kelionę, mes jau susipainėjom. Patys. Jo, o mums vis tiek tie smegenų pilkos. Nu taip, jau senatvė. Mažėjas, kretėjimas. Mums reikia pauzės, mes vis daugiau laikom tarp žodžių. Tai mums nėra paprasta, tai jau supraskit. Lemtis tokia. Nieko asmeniško. Tai ką, tai ačiū jums, kad atėjot. Ačiū, kad pakvietėt. Geros vasaros likusios. Aš supratau, kad dabar kvies kitą kartą kokią palapinę sudėti kitą žygį. Sudėdama lovą. Iki. Ačiū jums.
9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta.